Mūsų šios pamokos tema yra trikampio plotas. Pirmas atvejis, kurį nagrinėsime, bus toks. Nusipieškime trikampį. Ne visai mums pavyksta. Gal šiek tiek geriau. Bet kokiu atveju atpažįstam, kad čia yra trikampis. Ir duota kraštinė A, kraštinė B ir kraštinė C. Taip ir pasirašykime. Tegul A lygu 3, B lygu 4, C lygu 5. Kai duota 3 kraštinės, tai trikampio plotas S yra apskaičiuojamas pagal formulę. Formulė ilga, šią parašysiu, paskui paaiškinsiu. Kas čia yra P? P yra visų trijų kraštinių suma duoda perimetrą, sumos pusė. Tai yra pusperimetris. Ši formulė, kurią mes čia užrašėme, vadinasi Herono. Tai dabar ir suskaičiuokime pusperimetrį. Sudėkime atitinkamas reikšmes. 3 plus 4 plus 5. Padalinkime iš 2. Čia gausime 7 plus 5, 12. Padalėme iš 2. Ir gauname 6. Vadinasi, pusperimetris pas mus yra lygus 6. Dabar jau galėsime pasiskaičiuoti plotą, taikydami Herono formulę. Reiškia, kad mes turėsime atlikę tarpinius veiksmus gauname 3, toliau gauname 2 ir gauname 1. 6 kart 3 – 18, kart 2 – 36. Šaknis iš 36 yra plius minus 6. Kadangi plotas yra teigiamas, tai mes galime parašyti, kad lygu 6. Suskaičiavome pirmo atveju trikampio plotą. Antras atvejis. Vėlgi, nusipieškim trikampį. Taip. Ir antro atveju duoti 2 dydžiai. Aukštinė H ir viena iš kraštinių A. Pasižymėkime. A lygu tegul bus 10, H tegul bus 8. Tada trikampio plotas S paskaičiuojamas pagal formulę. Aukštinės ir kraštinės, į kurią jinai nuleista, sandaugos pusėje. Surašykime reikšmes ir paskaičiuosime. 80 pusiau. Gauname, kad plotas S lygus 40. Suskaičiavom trikampio plotą antro atveju. Likęs dar vienas atvejis, kurį mes turim panagrinėti. Tai tegul bus trečias atvejis. Vėlgi mums reikia pasibrėžti trikampį. Štai toks mūsų trikampis šį kartą. Duota 2 kraštinės ir kampas tarp jų. Taip ir prašom, duota
kraštinė A tegul bus 6, kraštinė B tegul bus 4 ir kampas tegul bus 30 laipsnių. Tokiu atveju, kai duota dvi trikampio kraštinės ir kampas tarp jų, trikampio plotas apskaičiuojamas pagal formulę. Įrašykime reikšmes. A yra lygu 6, B yra lygu 4 ir sinusas 30 laipsnių. Viską padalinam iš 2. 6 kart 4, sinusas 30 yra 1/2 ir viską padalinam iš 2. Žiūrim, ką mes čia suskaičiavę gauname 6, 4 ir apačioj nusikelia dvejetas iš viršaus, mes gaunam 24 ketvirtasias, o tai yra 6. Trečiu atveju trikampio plotas lygus 6. Panagrinėjom 3 būdus, kaip suskaičiuoti trikampio plotą.